24. Išeisim kaip po koncerto, tai simfonija. Jeigu dabar išeisi į tylą, tai stengtų. Jo, aš irgi galvoju, kažkoks man čia. Gal čia kažkur. Nematomi dalykai, kurie mus visus valdo, man įdomi ta mistika, paslaptis, sakė, man visi šitie dalykai įdomus. Tai kaip ir pasidalinau su Simona, jinai pamatė tą, ką aš darau su plokštelėm, nes man norisi visiems sužadėti kažkaip moterį viską, tai aš šiandien padarau, kažką parodau. Jinai sako, o, aš galiu nufotografuoti, padėlioti, nes sakau, jinai kitą dalį prisidėjo. Ir taip kartu tai padarėm, bet kas, labiausiai žavi, kas tai yra, tai kad visą tai už mus jau padaryta, mums tai reikia atlikti savo darbą. Čia kaip ir mums reikia paruošti žemę, įdėti sėklą, o visa kita jau yra. Tai va čia su šitais dalykais šitie, mes tai viso šito rankom linijų nepaišėm, nieko čia nedarėm, visa tai jau yra. Ir jie yra kiekvieną dieną, kiekviename garse, mes tai kiekvieną dieną girdime, ta prasme, netgi šitoj patalpoj šitas yra. Šiandien atidarome Simonos ir Tomo nuostabią parodą. Simona ir Tomas yra mūsų bendruomenės kaip ir kaimynai, kaip ir šviesuoliai. Tai jie gyvena Kelmų kaime, tai čia yra Kelmų kaimas, čia yra gal kokie 3 kilometrai. Aš labai džiaugiuosi iš tiesų, kad susipažinau su Tomu ir kad iš tiesų, kaip Paulius pasakė, šviesuolis, tai tikrai šviesuolis, nes ta paroda, tie darbai tokie skaidrus, tokie, atrodo, semiasi žmogus iš aplinkos, iš gamtos, pastebi tokius dalykus, kur, kai aš, kaip pavyzdžiui, nepastebiu, bet kai vakar jau tos parodos, tą pačią pradžią pamačiau, kaip buvo viskas sušviesta, tai man iš karto tokia nuostaba, kaip ekranai šviečiantis, tokie dalykai gali būti iš gamtos, pastebėti ir perkelti į meno kūrinius. Tai aš labai iš tiesų sužavėtas ir labai džiaugiuosi. Taip pat džiaugiuosi, kad visi susirinko ir gali pasimėgauti tokiu akademijai tokiais nuostabiais darbais. Šitas negesinė vibracija, kažkas minkštas, jisai toks. Mažas žingsnis į tą nežinomybę, tad nežinomybės man truputį tapo daugiau žinoma, bet padidėjo ir nežinomybė. Ir tas kelias veda, kaip ir tos plokštelės, aš galiu dėlioti formatą, kaip ir milijardinį. Bet tas kelias veda į begalybę ir tik didėja, ir tik platėja, ir tik didėja, ir siūlyčiau visiems žingsniuoti. Bet panašus buvo. Ir jeigu tą pirštą padėsiu čia šone, Mes prabalgai kiekvieną dieną, tik to nepastebim, turim į rankas, kos esame. Jeigu dar esi sveikas, tai jau daugiau nieko norėti ir nereikia.
Seselė irgi turi. Nu, nelabai. Nebandytum iššaukti dantų smiltelių. Bandžiau panašiai. Bet iš tikrųjų mes bandėm tą patį plokštelę filminį ir visą laiką šiek tiek stukteli ir po to atrodo, atrodo ir nieko nebus, Jo, šitas su mažu smyčiu. Mes bandėm ant kibiro, nupjovėm dugną plastmasinę, įtempėm šiukšlių maišo ploną tabletelę, uždėjom ant garsiakalbio ir apačioje garsus leidom, tai ten gali ir mikrofoną paimti ir šaukti praktiškai. Ir tada informuoja ir operos solistai, jie išgauna visai neblogų formų. Ta prasme, irgi Jo, tas budistų om išgauna tobulą apskritimą. Budistų om.